Nu kągi, tai sveiki, visi žiūrovai. Šiandien esame Vinetų gentyje, Vinetų kaime ir tokia su džiugesiu, su vasariška energija pradedam pirmąjį podcastą, kuris vadinasi Ant vinių. Ir pirmasis pašnekovas Tomas, draugas Gudėnas, kuris, kaip sakant, pasiryžo šiam pirmam pradėjimui, atidarimui, kaip sakant, ir galime pasakyti visiems žiūrovom ahoj. Ahoj. Ir pradėsime nuo užlipimo, kad galėtume pradėti pokalbį, kaip sakant, pradėsime ir užlipti ant vinių. Tai galime ir atsistoti, ir tokia, papraktikuosim stovėjimą ir tą pačiu pabendravimą. Tai kaip jautiesi, Tomai, užlipęs? Nu, iš tikrųjų biški bado padus, bet jau žinau, kad filmuojam, tai jau reikia vaidinti, kad vyras, kad galiu atlaikyti. Jau galime, kaip sakant, biški įrodyti, kad galim tai padaryti, ne? Toks biški iššūkis to pačiu. Ir, pirmas iki išmėginai, kokia buvo tavo jausmas? Kai pirmas iki, tai buvo be abejo intensyviau, dabar jau kai esu kokius 10 kartų stovėjęs, tai žinau, kad galiu, tai dėl to nėra tos psichologinės baimės, yra tik tai tas fizinis jausmas. Taip. Tokia jautė, ne, kad kažkur dilgčia, kažkur vieną kitą vietą paima, kaip sakant, vinis ir labiau paspaudžia, kitur mažiau, tai čia toks įprastas tas principas ir ilgiau dar treniruojantis galima išlavinti. Gerai, tai šiandien turime tau klausimų, tai tas mūsų toks podcastas yra su mintimi, kad tokia, tuo metu, kai stojam ant vinių, kad per tą laiką biškį ir dar paklausinė tokių įdomesnių klausimų, kad per tokį kažkokį sunkesnį momentą bestovint galėtume ir atsakyti. Kad nesuvaidinti būtų atsakymai. Kad emocijos tokios visos pilnai būtų išreikštas. Tai pirmasis klausimas. Kas yra sunkiausia būnant mokytoju? Būnant mokytoju, nes esi vis tiek jau mokytojas, turi tokį jau daug mokinių turi ir mokiniai visam pasaulyje. Tai kas tavo toje profesijoje yra tau sunkiausia? Tai mokytojo tikslas visą laiką perduoti teisingas žinias, teisingą požiūrį į gyvenimą, lyg ir tą visą gyvenimo būdą, nuo kurio žmogui turėtų būti gera gyventi. Tai sunkiausia mokytojui yra pačiam pritaikyti viską, ką tu mokini. Nes mokytojas nuolat mokinasi ir jis gali būti, kad skirtingas sferas studijuoja, tačiau visko, ką jis studijuoja, pritaikyti vienu metu yra praktiškai neįmanoma. Tai mokytojui labai svarbu mokėti viską, ką jis mokina, pritaikyti pačiam, kad tas mokinimas nebūtų tik tušti žodžiai, kurie yra perskaityti kažkur vadovėliuose, bet kad tai būtų reali patirtis, kuri gali kažką įkvėpti ir perduoti naudos. Gerai, tai čia tokia sunkiausia, kaip sakant, ne, pozicija. Taip. Gerai. Sekantis, kada jautiesi laimingiausias? Laimingiausias jaučiuosi, gal dabar, kai stovint vinių? Kai nieko nelaukiu, kai nieko netrūksta, kai niekam neprikaištauju ir tuomet pastebiu, kad viskas visą laiką buvo gerai. Čia geras, įdomi, taip, super. Sekantis, kada supratai, kad mokytojo kelias yra tavo kelias, kad būtent nori mokinti kitus ir vesti tuo keliu? Tai man tokio kaip minties gal tokios nebuvo, kad aš tai turiu daryti, bet tai natūraliai gavosi. Aš užsiminėjau parkūrų ir gatvės akrobatiką ir man tai gerai labai sekėsi. Ir žmonės patys ateidavo klausti manęs, kaip aš tai darau, kad aš parodyčiau, kaip judėti, kaip įveikti kliūtis, kaip išmokti skirtingus triukus. Tai tuomet aš pajaučiau, kad man lengvai sekasi įvardinti žodžiais tai, ką aš patiriu jausmais ir judesiu. Ir tiesiog iš to mokinimo apie akrobatiką man perėjo į mokinimą apie mintis, apie mentalitetą, apie jogą, apie sąmonę, apie meditaciją ir gaunasi, kad jau beveik 20 metų tuom užsiimu. Geras. Tai jau tokia patirtis nemaža. Ir tai kaip tik apie tą akrobatiką užsiminiai. Tai vieną iššūkį tokį pirmą, kaip sakant, tau duosim. Tai stovint ant vinių, duosim 4 obuoliukus ir su jais pamėginti pažangliruoti. Ir mūsų padėjėją pakviesim, kuris pagelbės, paduos akmenukus, nes mes nueiti, kaip sakant, nelabai galim. Nes tada jau gaunasi. Esam įdėti į vieną vietą. Gerai. Super, 3 turim, super.
Labai gerai. Vau, galim pasidžiaugti. Super. O. Su visais triukais. Jau šiandien. Nesuvaidinti jausmai. Gerai, šauniai. Gerai, Labai super. skanus. Nu, kaip tik va ir pavalgysim. Nu, geras iššūkis įvyktas. 5. Super, gerai įvykiai. Tai dabar, ką darytum, jei liktų viena diena žemėje? Toksai klausimėlis įdomesnis. Turbūt labai daug nedaryčiau. Turbūt nueičiau į kažkokią gražią gamtos vietą ir tiesiog stengčiausi atsipalaiduoti ir apriepti viską, ką matau. Tuomet, jeigu būtų galimybė, su brangiausiais žmonėm pabūčiau, pasakyčiau tos žodžius, kurių galbūt nespėjau pasakyti. Padaryčiau kažkokius darbus, kurių nespėjau įgyvendinti, nors buvau pažadėjęs. Padėkočiau už tai, kad teko gyventi šitoj nuostabioj žemėje, nes tikrai įspūdingo meistriškumo miškai, ežerai, vandenynai. Gamta, tokio šedevro nesu niekur matęs. Tai man atrodo, jeigu kažkas ir kūrė šitą žemę, tai tikrai meistrai buvo ir tikrai yra už ką padėkoti. Tai padėka, kaip sakant, visiems būtų ir tą dieną taip. Padėka ir užbaigimas gal darbų, kurių nespėjau padaryti. Tokia ceremonija užbaigimo padaryti. Super. Gerai. Ir ką pagalvojai, kai pirmą kartą pamatei savo žmoną? Tokia, kaip sakė, iš visų pusių klausimai, kad biškį tą stovėjimą pakreipti. Neprisimenu. Bet neprisimeni, ne? Ne. Aha, bet pirmą kartą sutikai ją kur? Tenerifė. Tenerifė. Kaip tik va kitą mėnesį į Tenerifę važiuoju, tai pažiūrėsim, kokiam grožį sutikai. Nes visi gyrė labai Tenerifę, tai va važiuosim patikrinti. Gerai, tai neatsimeni, ką pirmą kartą pamatai. Gerai. Jei turėtum galimybę pasakyti kelis žodžius žmonijai, pagal kuriuos jie atsimintų tave visą gyvenimą. Kokie jie būtų? Keli žodžiai, tau duota va dabar transliacija visai žmonijai ir kokie jie būtų? Mes turime gebėjimą būti nuostabiais ir mes turime gebėjimą būti visiškai atsilikusiais. Su kiekvienu savo pasirinkimu mes sprendžiame, kokie būsime šiandien. O. Super. Geras. Aha. Kaip jauties dabar stovint? Jau visai praėjo, jau nebėra, lyg toks tiesiog stovi, jau pamiršau, kad ant vinių. Atrodo, čia žalyta aplinkui, atrodo, kad ant žalė. O kaip jeigu ant vienos kojos pamėgintum sustot? Jau biški prilypo man tie vinis prie pado, tau buvo irgi taip ar ne? Jo. Ir ant vienos kojos biški sustot, pamėginti. Super, biškai suaktyvinom vėl. Jo, čia buvo. Ant kitų taškų vėl padėjom. Gerai, dar klausimėlis, koks gyvūnas gyvena tavyje? Galingasis bebras. Galingojo bebro, darbštuolio bebro. Jo, keliauji, bet labiau tu kaip klajūnas toksai. Ir bebro, kaip sakant. Man apskritai artimi visi yra gyvūnai, aš negaliu išskirti, nes aš mėgstu netgi keliauti, kur yra laukiniai gyvūnai. Ir aš mėgstu juos stebėti ir žiūrėti, kaip jie juda, kokie jie yra laisvi. Ir iš gyvūnų judėjimo daug galima pamatyti apie žmogaus psichologiją, kai žmonės gyvena vien tik tai prote ir jų judesys labai sustabarėja ir lieka tik toksai kaip kevalas žmogiškas. Matosi, kad ten nebejuda laisva energija. O gyvūnai neturi to išvystyto proto ir intelekto ir tiek idėjų, bet jų energija juda labai laisvai ir jie niekur nestringa. Tai va tas įdomu matyti, nes aš labai daug dirbu ir su judesiu, ir su fizinė sveikata. Tai per gyvūnus bandai irgi to. Jo, nes tarp žmonių praktiškai jau nebėra žmonių, kurie būtų visiškai fiziškai sveiki. Nes vienaip ar kitaip per vaikystės traumas, per įvairius emocinius išgyvenimus matosi, kad daugelio judesiai yra žiauriai suvaržyti. Ir nėra tokio atsvaros taško, o kuris yra sveikas, nes jau visi tiek yra pergyvenę tiek fizinių traumų, tiek psichologinių traumų, tiek susivaržymo, kad reikia žiūrėti, kaip kitos gyvybės formas juda, kad atpažinti mūsų sveikus judesio požymis. Tai reiškia pasimokinti ir iš gyvūnų tų tokių judesių natūralių, ne, kaip jie atlieka ir kažkiek galima pritaikyti. Taip, be abejo. Tai tau
visi gyvūnai artimi, bet tokio vieno ryškaus labiau, sakai, bebras, ne? Ne, aš čia pajuokavau tiesiog, nes aš ant vinių stoviu, man nėra laiko galvoti, sakiau, kad šovė į galvą. Nežinai, jeigu vyras ten kažką sakytų, tai čia aš čia liūtas, čia aš ten bizonas, aš pagalvoju, nusakysiu, tai vėl kaip kičas toks bus, čia tipo mačą bandau įsiduoti, tai galvoju kažkokį komišką. Iškart kažkokią ikoną atrodo užsideda. Jo. Supratau, gerai, ir kuom įsivaizdavai būti, kai buvai jaunas, buvai save, tarkim, iki paauglystės, ten kokį 10 metų, kas galvoja, kad bus užaugęs? Tai aš iš tikrųjų daug visokių svarsčiau variantų ir jau daug iš tų variantų pabandžiau. Tai buvo tiek variantai kaip daktaro, tiek buvo variantai kaip menininko, dainininko, kosmonauto, mokslininko, sportininko, kario. Tai daug tokių jau panašumų toje veikloje, kurią įgyvendinau per paskutinius 15 metų jau buvo. Tai pabiškis sekėja, net tai step by step. Taip, super. Tai tokia per daug skirtingų tų profesijų ir tą bandėjai patirti. Taip, nes daug būna profesijų, šiais laikais atsiranda tokių, kokių dar anksčiau nebuvo. Ir kai vaikystėje svajojau, aš nežinojau, apie ką aš svajoju, nes tokių profesijų dar nebuvo. Tai dabar ir atrandu ir kuriu ir matau, kad kiti žmonės šiais laikais pradeda tokius pačius žingsnius dėti, nes atėjo laikas iškilti tom veiklos formom. Tiesa. Jo, tai reiškia visą tą savo įsivaizdavimą kažkiek ir užpildai, ką turėjai mintise, tokį bandėjai įgyvendinti. Gerai, ir toks prieš paskutinis klausimas, nes jau gali tirpti kojos, kaip sakė. Jau gali persismeigti. Jau jaučias, kad kai praktikuoji dar ten gali, mes nuo 7 iki 15 minučių taip vidutiniškai stovim, kai jau įeinam į praktiką. Tai galim taip iki pusvalandžio, valandos po to stovėti ir tokį įeini, į tokią kažkokią emociją, tokią būseną, kur jau pamiršti apie padus ir dar kažkokias praktikas atskiras darai, kvėpavimo, bet kai nedažnai tai darai, gali biškai tokiai jausenos būti. Tai prieš paskutinis palinkėjimas visiems žiūrintiem, kaip šitą podcastą, pirmąjį podcastą, kurį neužilgo išleisime, tai kokį norėtum palinkėjimą žiūrovam? Tai norėčiau palinkėti jums bandyti naujus dalykus ir bandant juos negalvot, kad reikia viską tobulai padaryti. O tiesiog daryti tiek, kiek gaunasi, mokėti klysti, mokėti nepadaryti taip gerai, kaip norisi ir dėl to negraužti savęs, nesigailėt, o tiesiog žiūrėti į gyvenimą kaip į nenutrūkstantį galimybių rinkinį, kur kiekviena diena tai yra galimybė padaryti kažką naujo, užaugti, praplėsti savo galimybių ribas ir pasidžiaugti to, kad esam gyvi. Super, tai labai smagu, džiugu. Ir paskutinė užduotis - nulipti nepaprastai, reikės tokį šaliuką, erelio skrydį padaryti. Bet tai man prisilipdė tą dar dešinę koją, kurios nebuvau pakėlęs. Tai dabar galim iškai kelti. Atkeliavo. Tau ir man irgi. Aš nedarysiu erelio skrydžio. Na gerai, aš parodysiu pavyzdį. Taip kaip erelio. Nes čia daug bus žiūrovų, kurie stovi ant vinių. Tokią turim stovėjimą ant vinių grupę, kurioje įvairiausius iššūkius darom. 21 dieną stovim ant vinių ir keliam savo pozicijas, kur jau irgi buvai kažkiek prisilietęs, matai, kaip vyksta. Ir manau, nemažai stebės tokių fanų stovėjimo ant vinių, tai dabar toks erelio skrydis. Pritupia, reiškia. Ir, reiškia, šuliuką padaro ir toks nulipimas, ne? Bet žinok, visai, pajausk. Jeigu nori, gali ir paprastai. Aš gal paprastai. Gerai. Ir įkvepi ir susikaupi, išreiki viską. Super. Tai ką, ačiū Tomui ir, kaip sakant, už visus atsakymus ir gerą iššūkį. Tai toks, kaip sakant, atidarimo Blitz stovėjimo ant vinių podcastas. Super. Tai dėkui žiūrovams ir iki sekančio pasimatymo.